Sveiki, esu Dainora alkoholikė. Kaip kiekvieną kartą, kai paprašo dalintis, tai net nežinau iš tiesų, kaip man susidėlios mintis. Tiesiog prieš tai pasimeldėm ir manau, tos svarbiausius akcentus mano gyvenime. Na tai toliau pradedu Dainora alkoholikė, toliau tęsiu. Tai va, vaikystėj, vienu žodžiu, kai netekau tėvo, man draugai irgi labai daug reiškia, kada atėjo palydėti, kartu su manim pabūti. Tai buvo darželio draugai ir aš tiek apsidžiaugiau. Mano skausmas visada pereidavo kažkodėl į džiaugsmą. Ir aš per visą gyvenimą girdėdama iš mamos, iš mokytojų, visada žodžius, kad aš esu stipri, aš galiu, aš pasieksiu. Tai man kažkodėl neteikė džiaugsmo. Aš mokiausi gerai, muzikoje nemažai pasiekiau, kai mokiausi, bet aš niekada neturėjau to džiaugsmo, laimėjimo. Atrodo, kad tiesiog taip turi būti. Ir nes vidinis tas toksai, kaip čia, tas vienišumo jausmas, jisai man visą laiką su manim kaip gretutinis brolis vaikščiojo ir aš tarp kitų visada jaučiausi vis kitaip. Nors visam pasauliu visada aš demonstravau, kad su manim viskas gerai ir aš labai linksma, aš linksmo būdo. Ir tai man visą gyvenimą taip tęsiasi. Ir pavyzdžiui, kas liečia alkoholį, nemačiau aš kažkokių problemų, kad tai man labai aš atkreipčiau dėmesį, mano mama mėgo pagastroliuoti, draugų parsivesti, bet kažkaip tai neužtrukdavo, tai ten tik vakaronė, iš ryto vėl viskas ta kasdienybė. Mačiau kaimynę, kad pareidavo išgėrus ir duktė jos neįleisdavo į namus. Mačiau ir jutau, kai kaimynai virė samagoną, nes ten jie pildavo ir tas kvapas jausdavosi laiptinėje. Šitą aš visą mačiau, bet kažkaip manęs tai visiškai nelietė. Aš tuo visiškai negyvenau, nes visą laiką buvau užsiėmusi ir negiminiai, jeigu susitikdavom, tai tik tai šventės, kokios joninės, ten kalėdos ir tiek. Susitinkam, pabaliavoja, pašoka ten pagroja, padainuoja ir tom šventės pasibaigdavo. Ir labai didelis man buvo nuostaba ir stebuklas, kai 16 metų būdama, aš atėjau pas draugę į gimtadienį, buvo jos tėvai, brolis ir aš, tiek kitų svečių, pasodino mane, pakvietė prie stalo ir pylė konjako. Aš labai nustebau, nes man niekada suaugę žmonės net nesiūlydavo alkoholinių gėrimų. Bet man smalsu ir dar tuo labiau, kad suaugę man įpylė. Tai aš nepamenu, kiek ten tų stikliukų aš išgėriau, bet man buvo ant tiek linksma. Ir kai reikėjo, kaimynė, ta draugė gyveno 3 aukšte, mūsų butas 2 aukšte ir aš, kai jau stojausi eiti namo, žiūriu, kad man kojos nelaiko. Tai aš net, nesuvokiau, aš iš tikrųjų, man labai kėlė juoką šitą mano būseną, kad aš negaliu pastovėti tvirtai ant kojų. Juokiausi, mamą labai išgąsdinau, tokioj būsenai grįžusi, draugė dar laikė mane už nugaros. Bet, nieko, aš išsimiegojau ir aš užmiršau apie šitą įvykį. Visiškai jis kažkaip nesureikšminau, tik tai šiai dienai prisimenu, kad man labai juoką kėlė ta būsena, kad aš negaliu pastovėti.
Ir taip toliau tęsiasi mano gyvenimas, kadangi muzikantai tai vis tiek ta tokia bohemiška aplinka, mes mėgdavom užeiti į vyninę, karšto vyno, bet visą laiką būdavo tik po taurę, niekada nebūdavo kažkiek labai daug. Ir visi kurso draugai buvo tokie labai saikingi, nebuvo tokių kažkaip padauginančių ir panašiai. Ir po to, kai jau visi mokslai baigėsi, tęsiasi visai kitas gyvenimas, toliau vyras, šeima, vaikai. Ir aš tik tai tiek, kad matydama, kaip mama gyvena, matydama, kaip jinai ieško vis tų vyrų, kaip ten, aš sakydavau, kad aš taip tikrai negyvensiu ir susikūriau savo galvoj savo gyvenimišką tokią istoriją, kad aš sukursiu šeimą, mylėsiu vyrą, 2 vaikai bus ir vat mes vaikus labai gražiai auklėsim ir taip ir gražiai gyvensim. Ir vyras mano, su kuriuo mes nuo 17 draugavom, jisai nei gėrė, nei rūkė, o tuo metu aš ir ragaudavau vyną ir rūkiau. Tokios va 2 priešingybės. O laiko einant čia prasidėjo tie visi patentai, pinigų darymai, man labiau pradėjo patikti kažkokį versliuką kurti. Ir kažkaip ta muzika mano pasiliko užnugarį ir mes pradėjom visokiausius verslus, čia pinigai pasipylė, draugai pasipylė, gėrimai visokiausi pilni bare ir kiekvienas penktadienis draugų, vienu žodžiu, laisvė, alkoholis liejosi laisvai, jau tuo metu ir sūnus buvo, kažkaip, labai viskas labai lengvai ėjosi, pinigų krūvos ir aš net nepastebėjau, kaip aš pati tai nieko, bet tai vat žiūriu, kad mano vyras labai įniko į tą gėrimą ir aš daugiau po to skyriau dėmesį jam, negu kad savo. Aš savęs nemačiau ir vis galvojau, kad aš dar netokia, o vyrą jau reikia gelbėti. Ir taip gan ilgai, apie 10 metų aš jį vis gelbėjau, pati klimpdama ir vis galvodama, kad aš dar netokia. Ir mano kelyje mes buvom išvykę, gyvenom 13 metų Anglijoje ir per tą laikotarpį aš buvau susitikusi, ieškojau pagalbos jau ir anonimuose Londone, bet ieškojau ne savo vyrui ir aš su jais bendravau ir aš vis ne apie save, o apie jį. Kažkaip aš vis nemačiau, kad manyje yra problema. Ir po to dar kitą kartą mano gyvenime aš susitikau su anonimų šeima, taip pat Anglijoje, kurie 10 metų jau buvo blaivus ir ta žmona mane pasikvietusi, kalbėjo apie save, jinai dalinosi, šiai dienai aš taip suprantu. Ir man, aš išgirdau jos tą istoriją, bet aš buvau iš ryto šilta ir sakau, žinai, ne, man tai patinka gerti ir aš gersiu, nes man tai patinka. Ir jinai mane perspėjo, kad mano jau elgesys pasikeitė, aš jau visai kitokią darausi. Mane tai dienai tik tai gąsdino tai, kad aš nieko neprisimenu. Aš nesvarbu, kiek aš išgerčiau, aš kitą dieną nieko neprisimenu. Ir man pasakoja, kaip aš elgiuosi ir aš niekaip negaliu patikėti, ką aš ten darau, kokia aš esu gašli, kokia aš, vienu žodžiu, nemaloni. Ir kadangi aš to viso neprisimenu ir man atrodo, kad tai ne apie mane kalba. Tai po to mano vyras visom pasekmėm alkoholiko gyvenime, jisai tapo ir invalidu ir po to ir mirė nuo šios ligos. Ir kai jisai mirė, tada mano gėrimas labai siaubingai įsibėgėjo. Aš visiškai paleidau vadžias, nes man labai didžiulę kaltę jutau, aš taip įsivaizdavau, kaip dievulis, kad aš kažkaip galėjau jam padėti, bet man neišėjo.
ir labai kaltinau save ir ta kaltė mane labai žlugdė. Bet ką aš dariau, aš pradėjau labai pykti ant vyro, jo nėra, bet pyktis didžiulis ir toksai kerštas, kad aš vis tiek gyvenime kažką pasieksiu, padarysiu. Ir va, draugas gyvenime atsirado, kuris geriam plečkutę ir jisai man pasakoja, sako, žinai, sako, aš buvau va Lietuvoj ir aš 12 žingsnių praėjau. Aš tai nieko nesupratau, absoliučiai apie ką jisai ten kalba, kokie čia tie 12 žingsnių, bet jisai irgi geria kartu su manimi. Tai aš šiai dienai tai va viską suprantu, kas ten vyko, bet tai, vat, ką aš noriu papasakoti, kad man kiekviena, vat buvo gyvenime atveju, kada vat vis kažkaip tas vedimas tos aukštesnės jėgos Dievo buvo, kad man vis baksnojo, kad vat, atsigręžk į save, bet tai mano ta liga tiek progresavo stipriai, kad aš jau ir darbą už vairo važiavau neblaiva, žmonės į darbus vežu neblaiva, į darbą jau pachmielą pradėjau vežtis, nes negerai. Ir aš galvojau, kad niekas to nemato, kol man vieną kartą menedžerė sako, žinai, sako, noriu, kad šeštadienį padirbtum, bet būk gera, atvažiuok blaiva. Ir va čia man gavosi šokas. Galvoju, kaip? Taip mato visi, aš pradėjau su juo kalbėti, sako, nu taip, Dainora, kaip tu galvoji? Matosi, viskas matosi. Tai man buvo gėda, bet man tas penktadienis buvo labai sunku iškentėti, nes penktadienį aš kaip vadindavau vairuotojų diena ir aš labai mėgdavau atsipalaiduoti ir aš negalėjau, nes dar buvau paprašyta atvažiuoti darbą blaiva ir man tai buvo kančia tą kartą išbūti. Po to sekė tai, kad darbdavys mane pasikvietė irgi. Man tiesiai šviesiai sako, girdėjau kalbas, kad tu važiuoji neblaiva ir dar iš pradžių vežėjaisi sidro, o dabar jau brendį vežėsi pachmielai. Tai va, visi viską matė, o tik tai aš nieko nežinojau, kad mato ir galvojau, niekas nepastebi. Tai aš iš tos gėdos nieko, ne pusę žodžio nepasakiau ir apsisukusi kitą dieną paskambinau, kad aš išeinu iš darbo. Didžiulė buvo gėda, aš pas tos darbdavius 11 metų buvau išdirbusi ir man buvo be galo sunku, nes lyg ir reputacija buvo ir tie darbai visą laiką buvo, labai didžiulė gėda. Ir va čia prasidėjo mano tokia bėgimas nuo visko. Pradėjau keisti darbus, pradėjau keisti gyvenamas vietas. Ir pradėjau keisti todėl, kad galvojau, va ten tie žmonės manęs nepažinos ir nežinos, kad aš būnu ir pachmeliuką atsivežu ir kad išgeriu ir kad, man taip paprasčiau. Bet aš nuo savęs toli nepabėgau, nes aš pradėjau iš vis galvoti, kad kažko man reikia naudinga nuveikti. Su seneliais pradėjau dirbti. Tai įvyko tai, kas matyti ir turėjo vykti, kai yra svarbių dalykų, sūnus atvažiuoja atostogų ir ateina diena, kai aš turiu jį vežti į oro uostą ir vakare visi pagurkšnojo alų, nueina miegoti, o aš aišku, alaus išgėrus aš nebegaliu sustoti ir aš visą naktį geriau brendį, o iš ryto anksti keltis ir važiuoti vežti sūnus ateina, o aš visai nekokia. Tai važiavo jisai už vairo, o aš iš oro uosto grįžau tokia visai dar biškį kelionėje pamiegojus ir aš tiesiu taikymu vėl į parduotuvę, nes man pradėjo jau į pagirios ir aš visai užmirštu, kad man rytoj į darbą. Ir va čia buvo pirmas kartas, kai aš neišeinu į darbą ir man beldžiasi policija į duris. Tai va, ir tą kartą mane blaivino duktė ir tą kartą aš tokia bejėgė pasijutau, nes galvoju, aš visai nebežinau, aš
nebeturiu jėgų iš viso, nežinau, ką daryti šiame gyvenime. Vaikai užaugo, vyro nėra ir kažkaip man visiškai neįdomu. Karjeros savo specialybės nepadariau, kažkaip jėgų visai neturiu. Noriu, kad kažkas man pasakytų, kaip man toliau gyventi. Tai ir po kelių dienų man sustiprėjus truputėlį sveikatos, duktė man sako, žinai, yra bilietai, labai pigus, gal tu skrisk namo. Ir aš sutikau iš karto, nes kažkaip išgirdau, kad išeitis yra. Ir labai greitai aš susisukau ir darbe, ir draugą palikau, šoką padariau žmogui ir su 2 tašėm grįžau, visą užnugarį palikusi Anglijoje. Ir čia vėlgi manęs laukia nusivylimas, lūkesčių buvo labai didelių prikurta mano, visi gyvena savo gyvenimus, dirba, niekam aš čia kaip ir nereikalinga. Toliau, čia aš taip pasijutau ir man čia tik tai pradėjo skausmą kelti, visi prisiminimai, visa pradžia mūsų su vyru ir aš pasileidau labai gerti. Vėlgi ta pati istorija, aš į darbą nešiausi pachmielą, vėl įtampa didžiulė daryt, nedaryt tą pachmielą, aš tas įtampas taip gerai prisimenu, kad visa drebu, o dar dirbti ir kaip čia padaryti, smirdėsiu ir labai sunkiai, tie laikai buvo labai sunkus. Tai jo, ir kaip aš paskui, pavyzdžiui, labai prisimenu tą savo beprotišką mintį, kai darbe būnu blaiva ir man, jeigu aš išgirstu kažkokias kalbas apie kažkokį šventes, gėrimus ten ir man įsijungia ta mintis, kad aš po darbo jau viskas, aš noriu eiti nusipirkti ir aš laukiu darbo pabaigos. Tiesiog skaičiuoju pertraukas, aš bandau ten kažką greičiau dirbti, kažkaip daugiau bendrauti, kad man tik tai tas laikas greičiau praeitų. Ir aš skubu į tą parduotuvę, nes dirba tik iki 8, o darbas iki 7. Ir aš su tokiu džiaugsmu einu į parduotuvę. Iš pradžių aš pirkdavau tik 40 gramų, ten mažiuką buteliuką. Ir man 15 minučių nuo darbo namo pareiti ir aš išgeriu tą buteliuką, kol einu namo. Po to atėjo laikotarpis, kai aš tik tai išgerdavau, po kelių užsukdavau dar į kitą parduotuvę ir nusipirkdavau plečkutę, ją išgerdavau, grįždavau namo. Namie turėdavau visada brendžią, gražų butelį, tokį, kad visi matytų. Ir aš skubėdavau namo grįžus truputėlį pabarškintą butelį, kad atseit aš jau išgėriau ir kad smirdžiu, kad tas kvapas yra. Tai ir vieną gražią dieną aš vėlgi taip atsipeikėju, kai iš vakaro tą brendį gėriau ir aš jaučiu, kad aš visiškai nei stiprumo nejaučiu, geriu kaip vandenį, tokio saiko kažkaip visiškai nėra. Ir atsibūdus iš ryto galvoju, tai vėl tas pats, aš vėl nieko nežinau, kaip gyventi, kur aš rydenuosiu, visiškai beprasmis tas gyvenimas. Jėgų nėra, visiškai nesuprantu, ką turiu daryti. Bet ateina, tokioj būsenoje ateina man mintis, kad viskas, aš priėjau dugną ir man reikia sustoti. Ir kai aš sakydavau, kad kai aš norėsiu sustoti gerti, aš sustosiu, aš supratau, kad man neišeis. Nes aš visą drebu ir kas man gali padėti, vėlgi nežinau. Tokioj būsenai, žinojau tik vieną, kad man sekančią dieną į darbą ir aš būsiu visiškai fiziškai nepajėgi dirbti. Tai išvažiavau aš prie jūros, išvažiavau į mišką pasivaikščioti, bet tas toksai vidinis draskymas eiti parduotuvę ar mišku vaikščioti, ar prie jūros būti, ar parduotuvės šalia. Labai sunkiai, bet vienintelis tas vidinis toksai žinojimas, kad jeigu aš nueisiu į parduotuvę, paragausiu tą pirmą gurkšnį ir aš nebesustosiu. Jau buvo toks laikas, kai aš užtekdavau paragauti, net užtekdavau užuosti, kas šalia geria, man jau būdavo kablys. Tai ir
Ir man paskambino duktė. Ir ačiū Dievui, kad atsiuntė tą skambutį dukters, aš jai pasipasakoju vėl, kaip aš jaučiuosi. Ir jinai sako man, žinai, sako, aš tau niekom nebegaliu padėti. Sako, tu turi kažką kitką daryti, kreiptis pas gydytojus. Tai aš jos paklausiau. Nes kažkaip supratau, iškart toks vidinis suvokimas, kad aš galiu prarasti savo brangų žmogiuką dar, kuris labai mes su juo labai nuo vaikystės labai turim ryšį tokį didelį ir labai bijojau prarasti. Tai aš nuėjau pas gydytoją, pas psichologę. Aišku, aš ten visko tiek nepasakojau, kiek iš tikrųjų kaip aš elgiuosi ir kaip aš geriu ir panašiai, bet daugumą papasakojau. Tai man jinai iš karto paminėjo, kad aš esu alkoholikė. Tai aš pamenu, kad tik tai labai žliumbiau. Man jinai tik tai servetėlės davė, kad aš tik tai šluočiausi ir jinai paminėjo apie grupės. Taip, jinai paminėjo grupės, aš jau kaip ir liktai kažką prisiminiau, kad aš jau kažkada ieškojau tų grupių, bet ne savo. Ir išėjusi aš bandžiau skambinti, bet man nieks nekėlė ragelio. Dar ji paminėjo, kad aš kreipčiausi pas psichiatrą, kuris ten vaistų gali išrašyti, jeigu aš išgersiu, bus pagyros, tai jos bus lengvesnės. Ir aš kažkaip tada taip atėjo tas vidinis toks, man nereikia jokių vaistų, aš tiesiog nebenoriu gerti. Nebenoriu. Aš nežinau, kaip jinai mane ten ta psichologija užkabino, bet aš po jos apsilankymo, aš nuo tos dienos nebegeriu. Ir aišku, bandžiau pati negerti, iš grupės nejau. Aš taip metus, 3 mėnesius. Ir aš tolau nuo visų. Aš nenorėjau klausytis kalbų apie gėrimus, visiškai nedalyvavau darbe jokiam baliuje, ten šventėje. Duktė po to pasiūlė man išeiti močiutės atostogas, padėti jai auginti nukytę. Tai aš labai greit sutikau ir darbe sutiko mane išleisti. Tai aš galvojau, aš rasiu saugią aplinką, kur negerai ir aš būsiu saugi. Bet aš nežinojau, kad alkoholizmas progresuoja, geriu ar aš negeriu, o jisai dar daugiau progresuoja, kai aš negeriu. Tai man ir prasidėjo tos būsenos. Kažkiek aš buvau euforijoje jo ir labai buvo smagu, džiugu ir laiminga buvau ir laisva tokia. Bet kai prasidėjo tie tokie vidiniai pykčiai, baimės, kažkokia neapykanta, ir aš negaliu su tuo sunkiai tvarkausi iš tiesų, nors negaliu parodyti, kas su manim vyksta. Aš kiekvieną dieną sakau, kad su manim viskas gerai, o kai tik išeinu ir einu link namo, atrodo svetimą žmogų susistabdyčiau ir klausčiau, tu gali man pasakyti, kas su manim vyksta, nes aš kraustusi iš proto, tiesiog iš proto kraustusi, beprotnamis laukia. Ir čia užėjau į bažnyčią, galvojau, nusiraminsiu. Tai ir ten pamačiau skelbimą, grupė Kablys buvo, jo uždėtas skelbimas. Ir aš skambinau, vėl man nieks nekelia ragelio, bet mano paieškos jau prasidėjo, aš jau pradėjau ieškoti, aš atėjau, aš pataikiau ne į kablio, ten tose patalpose buvo išeitis, yra grupė. Ir aš iš karto pajutau atėjusi, pamačiau tos žmonių veidus, jie tokie šviesūs, jie tokie švytintis, dar pasidalinime, ten girdžiu kokios blaivybės jų didelės, aš šito taip užsimaniau, tuo labiau, kad jie ten apie tą globą kalbėjo, apie tos žingsnius ir kad tai įmanoma, kad tai ta dvasinis gyvenimas kažkoks atsiranda, aš apie kurį nieko nesupratau, kas tai yra. Tai aš pasinaudojau ir šiai dienai esu laiminga tuom, kad galiu padėti kitai moteriai,
kažkaip, kol gėriau, jo, aš ir su tais draugavau, man kažkaip atrodo nelabai skirsčiau, bet, vat, pavyzdžiui, moterims aš labai pavydėdavau ir aš dažnai pykdavau ant jų. Tai vat šiai dienai esu tokia laiminga, kai galiu joms padėti ir stebėti, kaip jos keičiasi ir kokios jos laimingos tampa ir šeimas kuria ir, man aš kaifuoju nuo šito. Ir kiekviena diena, vat aš suprantu, kodėl aš eidavau į bažnyčias. Aš eidavau į bažnyčią dar gėrimo laiku. Man, kadangi iš vaikystės buvo taip įskiepyta, kad aš esu stipri, aš viską galiu, tai aš labai nenorėdavau to savo silpnumo, kad matytų mano silpnumą. Tai aš, kai ateidavau į bažnyčią, ten aplinkui mačiau daug silpnų žmonių ir man būdavo gerai pasijusti silpnai. Jo, ir melstis, ir klauptis, ir kai atėjau į grupę, pasirodo, kad tai yra normalu, čia yra žmogiška ir paverkti, ir pykti, ir bijoti, ir aš esu žmogus. Ir mane taip išlaisvina, aš šiai dienai laisva esu savo kiekvienose pojūčiuose, nebijau, kas su manim atsitinka, kad ir atsitraukti, kad ir supykti, nes kiekvieną rytą aš pradedu tai su malda, meditacija, skaitiniais, per dieną meldžiuosi, jeigu reikia, po to vakare savianalizai pamatau savo būdo trūkumus, kurie šiek tiek vis glūdinami, bet jie yra ir aš jų nebijau. Ir tas pats ir pavydas iškyla, ir pykčiai, ir baimės. Bet vat šiai dienai aš gyvenu tokį gyvenimą, kurio nemokėjau gyventi pati būdama blaiva. Tai vat radusi tą jėgą, aš kiekvieną rytą tos jėgos prašau, meilės, šviesos. Tai vat ir gyvenu. Taip ir gyvenu. Ir blaiva esu šiai dienai 4 metai, 2 mėnesiai ir 2 dienas. Va taip, suskaičiavau, kol kalbėjau. Tai ačiū, kad išklausėt, nežinau, kiek čia to laiko aš dar turiu.